Sveiki, esu Vitalijus, sporto kodo treneris bei FEN papildų komandos narys. Eilę metų sportuoju, ruošiuosi varžybom ir daugumai įdomu, kaip tai vyksta, ką aš naudoju, ką aš vartoju ir kokius taikau papildus. Šiai dienai atsiradęs yra naujas papildas iš žūro linijos, Kreanox. Aš jį naudoju kaip produktą, kuris skirtas yra prieš treniruotę. Jo dėka puikiai jaučiu raumenyną, raumenų ląstelės prisipildo vandeniu, kretinu bei kitomis maistinėmis medžiagomis. Kuom šis produktas puikus? Jame nėra jokių papildomų nereikalingų balastinių medžiagų. Taigi organizmas puikiai toleruoja bei savinas. Šį produktą aš naudoju ciklais. Kodėl? Kretinas, kaip žinia, organizme savinasi optimaliai iki 24-25 dienų. Tai sakykime, tai būtų 4 savaitės. Tai 4 savaitės geriu šitą produktą. Šio produkto gerimo laikotarpiu aš naudoju maiste didžiąją dalį. Mano maisto didžiąją dalį sudaro žuvis bei kiaušiniai. Kodėl žuvis? Žuvis prisideda prie kretino gamybos bei galiu su žuvim daugiau naudoti angliavandenį. Kiaušiniai. Kiaušiniai, kaip žinia, kiekvienam yra individualu, kas mėgsta kietai virtą, kas mėgsta minkštą, kas nori užauginti liesą raumenyną, dažniausiai valgo kietai virtus kiaušinius ir yra išimamas turinys. Turinys išimamas, reiškia, yra sumažinamas lizino kiekis pačiam kiaušinė, nuo ko priklauso pačio baltymo skilimo laikas. Taigi, atsiradęs puikus produktas yra iš Mega Pro, lizinas. Liziną aš naudoju su kiekvienu kiaušiniu valgymu, tai gal būna 2 kartus per dieną po 2 kapsulės. Tai puikiai galimybė ir puikus baltymo įsisavinimas. Tirozinas. Tiroziną aš naudoju kaip elementą, kuris skatina medžiagų apykaitą bei palengvina įsisavinti maistą. Maisto kiekiai yra masės auginimo periodai dideli, taigi organizmui yra lengviau ir paprasčiau savintis ir skaidyti maistą. Tiroziną aš naudoju su kiekvienu valgymu po 1-2 kapsulės. Tai yra 4 sotus valgymai, reiškia, eina 4 arba 8 kapsulės per dieną. Taip pat yra laikotarpis, kai naudojamas kaip kretinas, tai yra 4-5 savaitės, nedaugiau. Tai puikus produktas, kuris padeda palengvina jūsų virškinimo sistemai ir pilvas nebūna išsipliūtęs nuo didelio kiekio maisto. Ir aišku, atsistatymo priemonės. Atsistatymo priemonės kiekvienas naudoja turbūt individualiai. Aš anksčiau naudodavau amino rūgštis, bet pabandžiau ATP, amino proteiną. Tai puikus produktas, iš tikrųjų labai lengvai, paprastai savinasi ir virškinasi. Daugumą esu išbandęs produktą, bet šitas yra tikrai geras. Beje, ir skonis yra puikus. Šitą produktą aš geriu. Produktų porcija yra 21 gramas baltymų. Realiai pagal mano kūno masę, tai 89 kg, man reikia apie 30 gramų baltymų. Tai aš deduosiu pusantros porcijos. Iš karto yra geriau patreniruotis. Po šito produkto išgėrus po 20-30 minučių išlaidų valgyti. Dažniausiai tai būna žuvis. Taigi, kaip minėjau, kretinas iš žūro linijos, Kreanoxas, taip sakant, su anglinu ir taurinas, aišku, eina ir visos tos medžiagos, kas transportuoja kretiną. Aš jį rekomenduoju naudoti ciklais. Kiekvienam turbūt individualu, galbūt kitas naudoja tik tai sporto dienom, aš naudoju jį kasdieną, kai sportuoju prieš treniruotę, kai nesportuoju ryte į tuščią skrandį arba prieš pietą. Ir organizmas puikiai į tai reaguoja. Ilgalaikis naudojimas kretino dažniausiai veda prie to, kad organizmas paprasčiausiai nebesisavina ir nebetoleruoja, tik toleruotų pirmas 3-4 savaitės. Taigi,
šiuo laikotarpiu, kai vyksta šitoks maitinimasis, sakykime, 4 savaitės, 4-5 savaitės, aišku, eina atitinkamai treniruočių procesas. Šiai dienai yra, naudoju ir paprasčiausiai treniruoju atitinkamas raumenų grupės, kurios yra atliekamos. Tai yra pirmos 6 savaitės, tai pagal raumenyną atliekamų raumenų grupių treniruotės. Sekantis etapai, sekantis papildai, sekantis papildų ciklai, tai atitinkamai yra ir maisto pokyčiai, leidžia treniruoti didesnės raumenų grupės ir taip palengva eiti tobulumo link. Taigi siūlyčiau išbandyti šitos produktus, jie tikrai veikia, jų nauda yra tikrai išbandyta ir patikrinta ir galbūt jūs pasiekit savo mėgstamus ar siekiamus rezultatus. Taigi, linkėjimai sporto kodo bei nuo FEN papildų komandos. Čia buvo Vitalijus, asmeninis treneris. Iki.